Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mes sveikiname šiandienas tokią vyrišką kompaniją iš Marijos radijo. Mes visai neseniai esam po tam tikros bendros patirties Palendriuose. Šiandieną aš su jumis prie mikrofono kunigas Audrius Mikitiukas, taip pat Ramūnas, Audrius, Martynas, Tadas, tai va mes tokia vyriška šiandieną kompanija. Kartu pasikalbėsim apie tokį labai įdomų įvykį, tai apie vyrų stovyklą, taip pat ir kitus klausimus aptarsim, apie vyrų tikėjimą, apie vyrą pamaldumą, apie vyrus bažnyčioje. Tad visai nelaukdamas noriu kreiptis į šios stovyklos organizatorių Martyną. Jūs organizavot vyrų stovyklą Palendriuose. Kaip kilo ši idėja būtent stovykla vyrams ir kad Palendriuose tai dar galima suprasti, labai puikia vieta, bet kaip kilo, kad vyrų stovykla? Sveiki, Marijos radijo klausytojai, ir ačiū už klausimą. Stovyklos idėja kilo prieš 3 metus, bevaikštant tiesiog Švento Benedikto Palendrių vienuolyne, nuostabiam Klauzūros parke, kažkaip apžvelgiant į tuos visus horizontus parko, viduj balsas pradėjo kalbėti, kad čia yra ideali vieta stovyklai. Aišku, benediktinų regula labai griežta ir jie labai vertina ramybę ir saugoja, tad vilties, kad jie įsileis į savo klauzūros teritoriją, vyrus ir kažkokį renginį atvirą, buvo labai nedaug. Tačiau pasikalbėjus su vienuolyno prioru tėvu Kazimieru, gavau sutikimą ir labai greit suorganizavau tą pirmąją stovyklą prieš 3 metus, 21-aisiais. Tai tada pirmoji stovyklai mus registravo apie 30 žmonių, panašiai tiek ir dalyvavo, galbūt 28, jeigu taip tiksliau. Ir sustartavom ir tada pajutomėsi, koks svarbus dalykas, kaip lauktas ilgai ir atrodo ne vienam iš net dalyvavusių pirmą kartą toks jutimas viduje kirbėjo, jog reikia kažką daryti, reikia kažkaip burtis. Ir visų džiaugsmas, aišku, kad kažkuris pagaliau iš mūsų vienas ėmėsi ir inicijavo tą dalyką. Tai viliuos ir taip tikiu, kad iš Dievo atėjo šitą idėją ir tas paskatinimas, nes viskas labai vyko sėkmingai ir palaimingai, sakyčiau. Tai va, to šį kartą, kur mes visi dalyvavom, čia laidoje bekalbantis ir studijoje besisvečiuojantis, tai jau buvo 3 vyrų stovykla. Ir per tos 3 metus stovykla paaugo praktiškai 4 kartus, tai jau šiemet buvo 120 dalyvių užsiregistravusių. Tikrai didžiulis skaičius, šiek tiek bauginantis iš pradžių. Bet kai susidūriau realybėje, supratau, kad galbūt net ir neriba yra tas skaičius, tikrai labai džiuginanti bendrystė. Ačiū labai. Šie skaičiai 120 manęs tai visai negazino, nes aš atsimenu piligrimystį, buvau Šventoje žemėje ir žmonių važiuodavo, kur visi pripratę ten 12, 16, 18, aš važiavau grupiai, kur 35, netgi 42 buvo iš mūsų parapijos ir visi galvoja, kad 42 žmonės, tai yra labai daug, labai daug. Bet ne, jeigu gerai viskas organizuota, visi viską žino, labai aiškiai pateikta informacija, tai aš būdamas toj stovykloj tikrai nepasakyčiau, kad tai buvo daug. Tai manau, kad Martynas pats organizatorius, pats matai, ir dar galima ten augti arba 2 kartus, nes aš manau, kad tokios ir panašaus pobūdžio stovyklos tik tai poreikis didės. Ir man būnant tos stovyklos, aš pirmą kartą gyvenime buvau stovykloje, realiai nelabai atsiminčiau, kad esu buvęs kur nors kitur. Tai aš pagalvojau, kaip reikalinga būtų, dar Pažaislis yra ta vieta, kur galėtų vykti stovyklos, nes Pažaislis turi labai daug teritorijos. Galėtų būti čia vyram ir moterim. Grinai, kad kažkas imtųsi iniciatyvos ar Pažaislio vienuolės, ar kažkas, ar šiaip iniciatyvios moteris bažnyčioj, kad kaip čia yra vyrams, būtent šitą stovyklą. Tai kad būtų moteriams, nes moterų pasaulis sudėtingesnis. Jos daugiau turi tokios kančios, jautrumo, sužeistumo. Tai su labai gerais dalyviais ir kalbėtojais manau, kad šita stovykla pasitarnautų ir jų psichologiniam ir augimui ir dvasingumo augimui. Taip pat kartu su mumis šiandieną yra ir vyrai. Šios stovyklos dalyviai, kurie, aišku, kaip supratau, visi jau 3. Gerai, išsiaiškinsim kelintą kartą, bet jau pabuvojo šitoje stovykloje ir labai norėtųsi paklausti Ramūno, kaip atsitiko, kad jis surado šitą stovyklą, kaip atsitiko, kad turėjo drąsos į ją užsiregistruoti, atvykti, ir žinoma, bus įdomu išgirsti visų, kokios patirtis ir kokie įspūdžiai. Ramūnai. Taip, sveiki. Tai istorija apie tą norą
Ir tą siekį sudalyvauti stovyklai gimė prieš metus, kai vienas iš mano pažįstamų, beje, jisai ir šiemet dalyvavo, taip pat mano bendravardis Ramūnas Facebook'e pasidalino apie šitą stovyklą. Aš perskaitęs, pasidomėjęs, užsidegė man širdis ir noras ten nuvažiuoti ir sudalyvauti. Tai vat visus metus laukiau, beveik visus metus. Dar aišku, keliai truputį susitikau su Martynu ir, man atrodo, greičiausiai iš pirmų lūpų vos negavau kvietimą registruotis, tuo pasinaudojau, taip atsidūriau čia. Tiesiog. O kaip jūsų įspūdžiai? Ramūnas pirmą kartą šiemet dalyvavo. Aš jau pirmą kartą šiemet dalyvavau. Daug tų tokių patirčių, tokių kažkokių pastebėjimų, kas krito širdin. Nežinau, ar dabar dalinamės. Pirmiausia, jau nustebino tas pačią pirmą dieną atvykus. Atvažiavau ne vienas, dviesi iš Kauno su vyru kitu, kurį Martynas parinko. Atsiuntė jo adresą. Suvedė tiksliau mus. Suvedė. Atvažiavam šiek tiek gal anksčiau, nes buvo dar nedaug vyrų, dar 10 gal nebuvo suvažiavus ir paskui pradėjo važiuoti. Tai tikrai buvo, galvojau, kur čia mes visi būsim, kur čia eisim, kas čia kur bus. O paskui, kada jau, tarkim, dabar iš šiandienos perspektyvos, tai nežinau, taip viskas švelniai ir galutiniai tarsi sviesto patepta vyko, kad ir pati programa, ir ta visa vyrų masė nesijautė, nespaudė, nevaržė, kitaip tariant. Nes visi su vienu tikslu, manau, atėjo čia vis tiek vyrai turintis tikėjimą, lankantis bažnyčią. Ir programa buvo taip sudėliota, kad nebuvo laisvo laiko, bet tuo pačiu ir buvo laisva šiek tiek. Neperkrauta ir neperspausta. Tikrai įspūdis dar šiek tiek rusena širdį. Ne tiek daug, čia kiek antrą savaitę eina po stovyklas. Nežinau, visiems rekomenduoju. Kas turi tikėjimą, kas turi tikrai atsigauti ir ypač po to vadinamo pasaulio bėgimo rutinos, atsigauti, pailsėti ir patirtą vienybę su vyrais tikėjime. O Ramūnai pirmą kartą buvai Palendriuose aplamai? Ir Palendriuose tai pirmą kartą buvau. Koks tas įspūdis pirmą kartą atvažiuoti į tą benediktinų dvasią? Skiriasi nuo kitų vienuolynų, galbūt esi lankęsis? Taip, kad būčiau vienuolynė gyvenęs, tarkim, ne vienai dieną atvažiavęs ten trumpam mišiom ar panašiai, tai pirmą kartą. Ta ramybė, vėlgi ta pati ramybė pačioj ir tiek bažnyčiai, tiek bendravime su vienuoliais, matosi, ir vėlgi didelė teritorija, nemaža tikrai teritorija. Ėjom kryžiaus kelią 4 kilometrus pakraščiais, tai galima įsivaizduoti, kokia ta teritorija, bet viskas sutvarkyta, viskas sužiūrėta ir kaip broliai vienuoliai pasakė, kad į dieną skiria tik tai 4 valandas darbam. Tai tikrai, nežinau, čia be Dievo pagalbos taip nevyksta. Na, juos gelbsti dar tai, kad jie 2 darbininkus samdo. Tai net 2. Net 2 darbininkus jie samdo, tai tas gerokai juos pagelbė. Taigi, malonu išgirsti įspūdžius. Man pačiam iš tikrųjų įspūdžiai labai tokie šviesus. Tokie, tiesą pasakius, važiavau tai kažkaip kaip ir atidirbti į darbą. Bet paskui kažkaip įsijungėm ir tą programą, tai grįžau, tiesą pasakius, nei labai aš ten atidirbęs, kiek pats pabuvęs stovykloj, patyręs vyrų bendrystę, iš tikrųjų labai nuostabus kai kurie potyriai. Vat sekmadienį vienas iš stovyklos vyras buvo bažnyčioj, su kitu susibičiuliavom, jau kalbėjom apie vedusių diakonatą su vienu iš stovyklos dalyvių, paskui sekmadienį su vienu apsitarėm, kad ateis patarnauti mišiom ir skaitinius skaitys. Ir netgi penktadienį esu pakviestas į gimtadienį, vienu žodžiu. Tai vaisiai pilasi tą bendrystę, kuri neliko Palendriuose, bet kuri persikėlė ir į bažnyčios gyvenimą, ir asmeninius gyvenimus. Tai tikrai labai man buvo puikiai patirtis. Taigi, mano bendravardis Audrius, taip pat labai malonu būtų išgirsti, iš kur esat ir kokia jūsų patirtis bažnyčio arba tikėjime ir kaip jūs papuolėt į šitą vyro stovyklą Palendriuose. Tai aš šiemet buvau 2 kartą, esu iš Pakruojo.
vyrų ten iš Šiaulių krašto buvo keletą, bet, sakykime, jeigu taip jau dar toliau į mūsų kraštą, tai buvau vienintelis, nors stengiausi labai aktyviai pakviesti, kaip įmanoma, vaizdžiau, gal įtraukiau, bet kol kas dar čia viskas ateity, manau. Bendravau iki stovyklos su kunigais, nes kunigai parapijose taip pat buvo gavę kvietimus, bet kai pradėjom kalbėtis, ką būtų galima pakviesti, kažką su kažkuo pasišnekėti, lygtis iš kunigų buvo toks pasakymas, kad bažnyčiai nėra vyrų. Ir aišku, kai atvažiuoju į stovyklą, atrodo, kad vyrų yra labai daug, bet aišku, mes esam vienoje vietoje iš visos Lietuvos, labai tokiai sukoncentruotai vietoj. Ir susidaryti įspūdį klaidingą tikrai, vertinant visą tą situaciją galima. O kalbėti apie tikėjimą, tai mano asmeninė patirtį aš nuo vaikystės bažnyčiai patarnavęs, kažkada tai buvo tokių minčių stoti į seminariją, bet turėjau artimų draugų kunigų, kurie mane, galima sakyti, taip labai atkakliai atkalbinėjo. Na, o dabar, kai viską žiūriu, tai gal ir gerai. Turiu 3 vaikus, su žmona auginam 3 atžalas ir į stovyklą iš tiesų atvedė ilgas kelias. Čia ir stovykloje dalyvavęs pranešėjas Balkauskas minėjo, kad dažniausiai kažkokios mūsų krizės atveda į kažkokius tai dalykus, tai tas ilgas kelias, galbūt aktyvesnis sugrįžimas į didesnę praktiką buvo irgi per krizės. Po vienų mišių, eilinę dieną, prie manęs priėjo parapijos klebonas ir sako, galbūt jūs su žmona norėtumėt pasavanoriauti sužadėtinių kursus vesti. Tuo metu dar aš nesupratau, kas čia vyksta, bet po to truputėlį taip atsitraukus, tai tikrai buvo ta tokia valtis, nes tuo metu buvome krizėje su žmona. Ir besiruošiant vesti tos kursus, buvo seminarų, buvo daug susitikimų, supervizijų ir tai mums leido išspręsti šeimyninės aktualijas, tas problemas. Na ir aš pirmą kartą, mano buvo čia antra stovykla, tai aš pirmą kartą pamačiau Facebook'e pasidalinus Lietuvos šeimos centro vadovę Violetą. Man tapo labai viskas aišku, kad jeigu jinai dalinasi kažkokią tai stovyklos anonsų, tai vadinasi yra tikrai geras dalykas. Užsiregistravau, paliko labai gilų pėdsaką, aš po to į Palendrius grįžau dar prieš Velykas šiemet. Asmeniniam rekolekcijam taip pat atvažiavau 4-dienį, išvažiavau sekmadienį, lygiai taip pat kaip ir šitą stovyklą yra organizuojama. Ir aš jau žinojau praeitais metais, kad aš tikrai sugrįšiu, nes man labai patinka, kad Martynas turi nusistatęs datą 3 rugpjūčio savaitgalį susitikti, tada aš net ir susiplanavau savo atostogas, šeimos visas atostogas, kad aš galėčiau būti vyrų stovyklai. Tai man iš po pernai metų padėjo su porą nuodėmių susitvarkyti. Aš atvažiavau gyvas praeitos stovyklos patyrimais. Ir aišku, atvažiavau dorotis su savyje esančiom nuodėmėm, tam tikrom priklausomybėm. Ir man labai kažkaip suskambėjo Martyno kvietimas, kaip tokiam jaunuoliam, paaugliam, pasidėkit telefonus ir patirkit tą malonę, kas ten įvyks. Tai vienas mano buvo pagrindinių dalykų pasižiūrėti, kaip mane veikia telefonas, tiesiog padėti jį į šalį ir pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi be jo ir tuo pačiu įvertinti, kaip aš iš šalies, kai jisai šalia manęs yra, ką aš galvoju ir kaip elgiuosi. Ir čia vėlgi toks puikus dalykas, kad aš susitikau, mūsų grupeliai buvo italas vienuolis, su kuriuo mes ten praplepėjom šitą temą, diskutavome, gilinomės į tą temą dviese visiškai, kelias valandas ištirpo laikas visiškai, nesupratom nei kiek laiko mes kalbam apie tai, nes atradom tą bendrystę šitoj vietoj, kad ir bandėm rasti tą šaknį, kaip čia viskas vyksta. Būtų tiek, nes čia galima būtų individualiai 2 valandas ar dar daugiau šnekėti. Šiaip man labai kas yra gražus dalykas, tai kad į stovyklą žmonės, tiksliau vyrai, atvažiuoja lydimi.
Tai labai dažnai atveža žmonos vyrus, taip atrodo, kai vaikus į darželį tėvai atveža, paleidžia, tai čia taip labai gražiai priveža žmonos, išleidžia vyrus, atsisveikina, pabučiuoja ir išvažiuoja. Tai Audriaus atvejis yra dar išskirtinesnis, nes jį praktiškai visa šeima atlydi, ne tik žmona, bet ir vaikai atvažiuoja pasitikti po stovyklas. Tai man toks grožis ir toks žavesys yra, kur tikras džiaugsmas. Tai taip pat labai įdomu būtų išgirsti, kad tu degi noru keliauti, tai labai fain ir gražu, o ką žmona, ką tavo vaikai, jie ką klausia, ką vaikams sakai, kur tu čia dabar tėtis 4 dienas išvažiuoja kažkur. Kai vaikai supranta, kas čia vyksta. Tai vyresnioji, jei šiemet 12, tai jinai aiškiau gal truputėlį supranta, o viduriniam sūnui 9 dabar bus, tai jam tokie paprasti buitiniai dalykai, kur jūs miegat, ką jūs darot, kur jūs valgot, žaidžiat, maudatės, klausinėja, tikrai jiems yra įdomu. Jo labiau, kad stengiamės visada ir bažnyčią kartu keliauti. Jonas mūsų patarnauja taip pat. Tai jie aktyviai domisi ir aš prieš tai dar mes kasmet važiuojam jėzuitų organizuojamą šeimų stovyklą čia Šiauliuose. Aš pirmoji stovykloje iš tėvo Stasio Kazėno išgirdau tokius padrasinančius žodžius, kai man buvo ten irgi tokių visokių klausimų, o ką aš galiu padaryti, va čia tokia, kad kaip Arnoldas tada sakė, būkite vilties tais apaštalais, tai man nebuvo tokio aiškumo, tai jis sako, tu nepergyvenk, viskas yra labai paprasta. Imi už rankos šeimyną, eini sekmadienį į bažnyčią ir jiem gerai, ir aplinkiniam matantiem, kad tu eini, jau yra gerai. Tai aš kažkaip taip ir vadovavęs, stengiuosi papasakoti aiškiau ir sekmadieniais nueinant, kad jie matytų tą paprastą tokį pavyzdį. Ačiū tau. O kuningas Audrius, kuris čia taip gražiai tą laidą pradėjo šiandien mūsų, šiek tiek pradėjo dalintis, bet taip ir nepabaigė. Tai man taip smalsu darėsi, nes, mėly klausytojai, jisai ne tik dalyvavo, bet jis ir savanoriavo, labai didelę misiją atlikinėjo šios stovyklos metu. Tikrai tarnystė milžiniška kartu su kitų kolega Gintaru. Tai mano klausimas, kodėl jūs, kunigė, nusprendėt keliauti? Kodėl taip lengvai sutikot tarnystėj, kai skambinau? Ir koks pagrindinis dalykas, kurį išsivežėt, tai be tų vaisių, kuriuos jau čia mum vardinot, ar pasikeitė galbūt žvilgsnis į santykius, į vyrus bažnyčiai? Galbūt pajutot, apčiapėt momentus ar dalykus, kur, galvojat, reiks parapijoje dirbti kažką, nedaryti, ir kažkaip keitėsi požiūris galbūt į kažką. Na, visų pirmiausia, tai aš stengiuosi, jeigu mane karu kviečia, nes aš žinau savo norą ir turbūt visų kitų norą išlikti komforto zonui. Ir jeigu pakviečia, tai aš pirmiausia sakau taip. Žinau, kad jeigu aš pasakysiu, aš pagalvosiu, aš pažiūrėsiu kalendorių, aš paskambėsiu po savaitės, tai žinau, kad, atsakymas bus gal ir ne. Tai aš žinodamas, kad kaip gali būti, aš tiesiog nežaidžiu. Čia lygiai tas pats, kaip seniau būdavo radiją klausa ir, pavyzdžiui, sako, kad dabar bus horoskopai. Tai realiai galvoji, kad tu jais netiki, kad jie tau nedaro įtakas, bet tu vis tiek lauki to savo, kvailo zodiako ženklo ir tu jau tada, tai aš vis išjungdavau radiją ir nesukdavau savo galvos, kad čia, Tai lygiai taip pačiai, žinau, kad jeigu nori pasiekti rezultatų, biškai turi paspausti save į kampą, atsisakyti to patogumo, komforto, ir pačiam iššūkis, ir patirtis, ir visa kita. Tai tiesiog aš nebijau to savo kunigystėje. Tiesiog buvo labai gaila girdėti iš Audriaus, kad kunigai nuo tam tikrą prasme tarsi atkalbinėjo nuo kunigystės. Pavyzdžiui, man kunigystė yra, ant tiek aš džiaugiuosi. Aš galvoju, geriausia, kas mano gyvenime galėjo nutikti, kad aš buvau kunigu. Tai dėl to ta patirtis, tai aš džiaugiuosi, kad turi 3 vaikus, 2 sūnus ar visi sūnus. 2 dukras. 1 sūnus, ne? Tai labai linkiu, kad tas sūnus būtų net kalbėtas, o kaip tik tėvo paskatintas. Ne, tikrai nepaisant to, kad šiandieninės pasaulis nėra draugiškas ir visa kita, bet draugaunant su Kristumi, tai yra labai smagu būti kunigu. Nežinau, man tai kaip tik aš jaučiuos fronte su šiuolaikiniu pasauliu, su ta, sakykime, ką jie žmogų kaip greuna. Kažkaip man tai labai gera, kad geriausia, kas mano gyvenime įvyko, tai kad aš tapau kunigu, o visa kita jau už to išplaukė. Tai va, ta stovykla iš tikrųjų man šiek tiek ėmė pyktis dėl tų telefonų. Tai buvo, galvoju, kaip mažus vaikus, suvarė dabar čia nebus
Taip, bet tas labai gerai yra. Labai gerai. Buvo man tai įdomiausia, kai aš išvažiavau, visi pradėjo klausti, kur aš buvau. Ar man niekas nenutiko, ar viskas gerai. Neperspėjot. Kiti aplamai sako, kam tau tos Facebooks, jeigu tu 4 paras jame nebuvai. Tai va, vienu žodžiu, visokiausių įdomių, visokių patirčių. Labiausiai man patiko tai tas potyrių vyro, ne kryžiaus kelias, bet kai mes ėjom susipažindami. Susipažinimo kelias. Nu va, ir paskui, kai reikėjo vesti, tave vedė kaip aklą, ir tu paskui kitą vedė kaip aklą. Aš turiu tam tikrą patirtį, aš atsimenu, man su vyrai susikipt rankom tiesiog būdavo biški toks kompleksas. Nu, toks biški, žinai, toks. Man atrodė labai nevyriškai. Ir vieną kartą pas mus parapijoje buvo gyvėjai akmenys ir buvo Antanas Šalaševičius. Ir mes melsdamiesi prieš agapę susikibom rankom ir aš visada stengdavau susikipti ten, kur tarp moterų, kad tik vyrų nebūtų, žinai, man, kad nereiktų su vyru man susikipti rankom, žinai. Nu ir aš vieną kartą kažkaip su Antanu susikibom rankom ir aš sakau, nu čia mes, žinai, kaip tie negerai čia, kaip... O Antanas sako, žinai, o aš taip džiaugiuosi, kad aš turiu rankas ir iškeliu abi dviejas ir šlovinu Dievą, žinai. Ir kažkaip jis mane išlaisvina. Ir po to man nebuvo gėda paduoti rankų, sakykime, ir toj stovyklui tai iš vis įvyko toks stebuklas, kad pirmiausia mane vedė ir aš to iš pradžių nemačiau, bet iš karto tam, kur šalia buvo, sakau, duok ranką, žinai. Ir mes kaip pirmokai, paskutinis skambutis, kai buvo pirmas skambutis, paskutinis, žinai, ir vedė. O paskui jau kito žmogaus paėmiau ranką, jau kai aš jau atsimerkęs. Ir aš mačiau, kaip kiti vyrai nedrįsta liestis vieni prie kitų, tai vedė už bliuskas, va tai paėmė, žinai, va tai vairavo su bliuska, ten kits tik tai per atstumą, žinai, kad petį jau. O aš kaip tik džiaugiausi, kad aš galėjau paimti ranką ir jau man nebėra to kompleksą, kad va. Ir aš galvojau, kai mums viskas gerai, tai mes gėdėjomės ranką paduoti, ne? O kai būtum fronte sužeistas, tai tave už kur nori galėtų paimti, kad tik ištemtų iš tos mėsmalės, ne? Arba jeigu tu realiai prarastum regėjimą, tu nesigėdytum nei duot ranką, žinai, nes tau reikia pagalbos. Tai aš supratau, kaip kartais tai, ką turi, tu neįvertini kitų dalykų. Va, turiu regėjimą ir, žinai, tarsi nereik rankos. Neturėčiau regėjimą jau, tai va, tokį labai gilus mano buvo tas patirtis, kadangi aš sakau, turėjau kompleksų paduoti vyrui ranką, žinai, visą kitą. Ir kai jau to nebuvo ir aš kai tą pamačiau, va, ką reiškia. Aš tikrai, kiek žinau, kiti biškai prasimerkdavau, ten pažiūrėdavau kraitą, aš labai sąžininkai užsimerkiau ir nebuvau atsimerkęs. Ir man tas viduje dėjos tokie labai gilus dalykai, vat, ką reiškia būti vedamam, kai tu aklas ir kai tavo ranką paimta, žinai, ir tada tą frontą prisiminiau, kaip kariai gelbėja vieni kitus, žinai, ir už rankos paima, ir už kur tik nori paima, kad tik ištrauktų iš tos. Ir aš pagalvojau, kiek mes prisigalvojam tokių menkniekių, nu, apgailėtinų, tiesiog menkniekių, kur, žinai, vaidinam vyrus arba klaidingai esam suvokę savo vyriškumą. Tai va, man tas buvo labai. O be tų sunkiausių dalykų, čia to diskomforto, kur kėlė, kad be telefono reikėjo 4 dienas būti, ar buvo dar kažkoks labai toksai dalykas, kur jau šakės kaip sunku, arba kaip jau atsiboda, arba kaip jau... Ne. Man tik tai paskutinį naktį čiužinys prasidūrė, tai grinai ant žemės mėgojau, bet ir tai ne problema. Ne, jis neprisisiūtis oro, nesipučia. Tai vienu žodžiu, bet ir tai ne problema, aš dar galėčiau ir 2 savaitės gyventi ir man tikrai niekas nekėlė vienu žodžiu didelių problemų, tai man... Aš labai greit pripratau ir man buvo labai smagu. Jūs pats ir dvasinius pokalbius vedėte stovyklos metu ir išpažinčių gausybės klausėt ir su vyrais neformaliai kalbėjot. Pasikeitė kažkaip požiūris į vyrams aktualias temas, į vyrų problematiką? Ne, visada aš žinojau, ta prasme, vis tiek aš kalėjime dar dirbu. Vienu žodžiu, vis tiek jau 20 metų kunigas, tai čia nieko naujo nebuvo. Tiesiog nieko naujo, tik tai buvo nuostabu, kad kai kada kai kurie vyrai į savo gyvenime tam tikrus įvykius labai jautriai pažvelgia. O tos vyro ašaras mane visada, žinot, kad aš pats nekartą suverkęs ir išpažinties metu, ir, sakykime, kokio pokalbio metu, ir visa kita, kai pajauti tą savo tokią, nekšybės, tą savo paslaptį, kai išgyveni va tokią neteną. Tai va, tie vyrai, kurie išgyveno savo tam tikras nekšybės, santykiai su galbūt sutiktinė, ir tas pasidarėms Dievo vaiku, žinai, ir tos atgailos ašaros, tai
tiesiog buvo labai gera, kad galėt prie to pasitarnauti ir prisiliesti. Tai bet mes turim Tadą. Tadas jau sėdė pusę valandas ir galvoja, klausykit, ką jūs čia išdarinėjate. Pastebės panerdė. Jo, čia pastebės. Tadai, iš kur ir kaip atsitiko, kad papuolėte šitą stovyklą? Tai aš irgi į stovyklą atvykau iš Kauno. Dar pakeliui vieną vyruką prigrabiau, tai kažkaip linksmai pasišnekučiuodami atvažiavom. O kad stovykla vyksta, tai sužinojau iš Martyno ir kad ne pirmi metai, jis kažkaip ir, kai jau antri metai siūlė važiuok, aš kažkaip gal kitą kartą taip nedrįsau, bet paskui galvoju, sekančiais metais tai būtinai užsiregistruosiu ir nuvažiuosiu. Nuvažiavau kažkaip tų didelių lūkesčių neturėdamas, galvoju, kai bus, tai bus, kokį malonų gausiu, gerai, negausiu, irgi gal žinai nieko. Tikrai tų lūkesčių neturėjau, bet irgi, kaip čia jau kolegos kalbėjo, tai tikrai tokia patyriau smagią vyrišką bendrystę. Tiek tų po pokalbių, kaip pranešėjai buvo, kai juos išlydint, tas palaiminimas labiau užstrigo, nes iki šiol kažkaip tai per atstumą laiminio, čia taip glaudžiai bendrai tas palaiminimas. Toks, tie visi buitiški dalykai, kad ir indų plovimai su ta kriauklytė, su tuo kibiriuku, taip visai taip maloniai paveikė. Jo, išgyvenom, kad realiai žmogui reikia labai nedaug, bet reikia labai daug, kad tas suprastum. Tai šiaip žmogui reikia labai nedaug. Dar turbūt kartą grįšim prie įspūdžio ir iš tikrųjų tas palinkėjimas, kad vyrai, kurie susirinko čia į stovyklą, kad vis tiek savo parapijai, kaip kiti sako, tai žinai ten, bet manau, kad kiekvienam svarbu atradus tą bažnyčią tikėjimą, ieško tarnystės vietos savo bendruomeniai ten, kur gyveni. Nes ta bažnyčia visada Kristus siunčia, eik ir skelbk, dalinkis. Bet man labai dar būtų įdomu labai Martyno paklausti, kuris organizavo šitą stovyklą. Gerai, šiemet mūsų buvo 120, ne? Ir aš net nebejoju, kad, kaip vyrai sako, ir Tadas paminėjo, ir Audrius, kad visi praktiškai iš draugų sužinojo, ir Ramūnas, visi sužinojo iš draugų, tai dabar vėl sužinos iš draugų. Martynai, jeigu kitais metais, pavyzdžiui, bus 200, 240, ar yra riba, ar planuoji išsigąsti ir atsitraukti, ar 2 stovyklas daryti, nes aš manau, kad nebūtų labai gera praktika, jeigu sakyt, atsiprašau, jau vietų užsipildė ir mes daugiau negalim priimti. Kokios mintis to klausimo, kaip organizatoriai? Tai dėl to dalyvių skaičiaus mąstymas ištisai vyksta. Po pernai metų, kai buvo 80 žmonių, irgi buvo labai geri atsiliepimai, geri įspūdžiai ir kai kurie vyrai sako, tai jau taip skaičiavo ten būdami, kad jeigu dabar kiekvienas dar pasikviestumėm po vieną draugą, tai jau 160, gal dar kažkas, tai čia 200 jau bus tikrai. Tai aišku, tų 200 šiemet nebuvo, aš tą dalyką suprantu irgi, yra įvairiausi niuansai, dėl ko vyrai negali atvykti. Labai dažnai, kaip ir mūsų svečias šios stovyklos, Artūras Lakuševičius pasakoja apie tą lapiną ir katiną, kuris nuolat bando mus apkalbėti nuo to žingsnio teisingo ir pasiūs tiesiai į Kvailių šalį. Tai tą Kvailių šalį daug kas papuolam ir tikiu, kad vyrai, ypatingai tie, kurie svarsto rimtai, gauna didelį presą iš tų 2 gyvūnėlių, kad nevykti. Ir tikrai ne vienas turbūt palūžta ir persigalvoja arba atranda priežasčių, dėl ko nereiktų važiuoti. Ką puikiai rodo, kad šios stovyklos metu sąraše buvo 120 žmonių, per paskutinės 2 dienas atsisakė turbūt mažiausiai 5 tiesiog pradėjo atsisakinėti. Tai gerai, kad aš turėjau rezervę žmonių, kurie norėjo papulti stovyklą, tai greitai tas vietas bandėm tiesiog užkamšyti. Tai tą dalyką operatyviai pavyko sukoordinuoti. Bet ir šiais metais buvo, ir pernai buvo, kad tikrai visi netilpo. Aišku, tų norinčių, kurie nepapuolė į stovyklą, nebuvo tiek labai daug, gal iki 10, sakyčiau. Bet yra žmonės, kurie, praktiškai paskutinę akimirką paskambina iš vakaro dažniausiai arba prieš 2 dienas. Ir kada tu jau jam nelabai gali kažko padėti, nes yra tiesiog techniniai dalykai, kurie yra apskaičiuoti tam tikram žmonių skaičiui. Ir tu negali tos stovyklą, jinai kartu, nors ir plotai palendrių didžiuliai, bet vis tiek pati stovykla iš organizacinės pusės nėra guminė ir tu turi tilpti tam tikrus rėmus. Ten 1-2 žmonės į vieną ar kitą pusę problemos nedarytų, bet jeigu taip suvažiuotų +10 ar +20 neplanuotai, tai tada susidurtumėm su paprastais tiesiog dalykais. Dėl maisto kiekiais, tualetais ir kitais reikalais. Tai tą dalyką suprasdamas
tą skaičių bandau reguliuoti, o dėl kitų metų, tai dabar aišku negalvoju, ateis laikas, reikės pradėti galvoti. Aš pirmą dieną, kai visi vyrai suvažiavo ir nuėjo į mišes, kuriomis ir prasidėjo mūsų renginys, taip specialiai nuėjau, kai jau visi buvo susėdę ir pasižiūrėti, ar yra dar laisvų vietų. Ir taip pasižiūrėjau, kad tikrai dar yra, kur tiem vyram atsisėst. Tuo labiau broliai paskui jau pradėjo kėdės statyti papildomai. Ir matėsi, kad dar ten 30 žmonių dar tikrai susėstų. Tai taip skaičiavimais, iki 150 žmonių tikrai fiziškai čia būtų komfortas dar sėdėti. Bet aišku, irgi, kuo daugiau žmonių, tuo yra daugiau organizacinių iššūkių, sakiau. Ir labai įdomu, kaip patys vyrai mąsto. Dėl to irgi šiais metais ta tokia grįžtamo ryšio anketą kviečiau pildyti ir tuos rezultatus mačiau, kaip vyrai mąsto. Tai yra tokių, kurie už tai, kad kuo daugiau mūsų būtų, bet yra tie, kur pasisako, kad tas didelis skaičius jų nežavi per daug. Tai irgi labai kuo daugiau žmonių to skirtingų nuomonių. Aš kažkaip pats irgi nebandau to sprendimo priminėti, visada bandau maldoje pajusti ir suprasti, kaip turiu daryti ir konsultuojuosi su kitais žmonėmis, kurie daro panašaus tipo renginius ir bandau suprasti, kaip ir ką ir kodėl. Tai renginys greičiausiai bus kitais metais, tai aš jaučiu, kad jau nelabai turiu ir kur trauktis. Ir plus man pačiam yra tai didžiulė šventė, nors tas Katinas ir Lapinas patį labai dažnai bando atkalbėti. Šiais metais buvo ypatingai sunku, nes labai buvo intensyvus mano darbiniai metai mokyklose ir paskui su sveikatėlė šiek tiek pašlubavo ir dar šitą stovyklą, kuri daug labai pasiruošimo tikrai atima. Skaičiau, galbūt mėnesį laiko aš atiduodu per visus metus. Ir vis tas Katinas su Lapinus šnabždėjausi, kam tau to viso reikia. Nei tu čia biznio pasidarai, nei tu čia uždirbi kažką, šitiek laiko atiduodi, kam tu čia visą tą dalyką darai. Ir tikrai vienu metu buvau pusiau patikėjęs jų žodžiu, tikrai kam aš tą dalyką darau. Tai ne, aš tai kažkas kitas gal darys, aš savo reikalais eisiu ir darysiu. Bet kai pamatai, kiek žmonių klausia dėl stovyklos, kai pasitikrini, kiek užsiregistravo ir matai, kad 100 vyrų jau yra, supranti, kad tu atsakomybės jausmas, užvaldo ir supranti, kad neturi kur trauktis. Ir ačiū Dievui, kad tikrai yra dalykų, kur mes neturim kur trauktis, nes kitaip pasitrauktumėm, turbūt pasinaudotumėm to planu B. Labai gerai, kad tų planų B dažnai nebūna. Ir supranti, kad tu neturi kur trauktis, tu turi padaryti darbą iki galo. Pirmą dieną, kai mes tik atvykom, dar prieš stovyklą pasiruošimai vyksta intensyvus, ir ten elektros kabelius, ten 500 metrų tiesiam ir palapinės statosi didžiulės ir kai viskas pradeda vėl įgauti formas įprastinės stovyklos ir tu matai tuos kontūrus, tas palapinės sustatytas, kažkaip grįžta tie prisiminimai, emocijos iš praeitų metų ir supranti, kad eina savo. Noriu vėl ir noriu vėl sutikti tos vyrus. O kai parkavimo aikštelė automobilių pradeda važiuoti dalyviai, aš specialiai iš tikrųjų, ką darau, tai aš labai dažnai neanalizuoju sąrašo dalyvių. Aišku, aš daugumos net nepažįstu. Man vardai, pavardės ir kai kurių yra, negalvoju, neužsilikę, bet kaip atvažiuoja žmonės į parkavimo aikštelę ir kai pradeda ateidinėti prie manęs registracijai ir aš pamatau veidus ir, iš praėjusių metų, iš pirmų metų, kai pirmą kartą sužinau, jog iš čia dalyvaus, man toks didžiulis džiaugsmas būna. Fantastika. Tai iš tikrųjų labai daug Dievo dovanų, man pačiam yra didžiulis pasikrovimas ir motyvacija. Tas stipriausias rodiklis yra, kad vyrai grįžta. Tai turbūt jeigu negrįžtų, nieks nesirinktų, tai veikiausiai ir Martynas nieko nedarytų. Tai va. Ačiū labai už pasidalinimą, nes aš tai tikrai palinkėčiau neįsigąsti, bet galbūt reikėtų surasti vieną ar du žmonės, kurie taip pat prisimtų dalį atsakomybės už organizacinę. Aš tikrai gyvenime nekartą esu organizavęs įvairiausius renginius, ar ten kokią atsinaujinimo dieną, ar kokią evangelizacinę dieną ir pasidalinę kiekvienas atsakomybėm, vieną sferą, kitą sferą, ten kas kart vis apsitari ir tikrai nebūtų tai baisu. Ir aš manau, kad tas projektas vis tiek jį būtų galima aptarti ir su kardinolu kalbėjom. Ir dar būtų galima su arkivyskupu apsitarti, kad šitas projektas, jisai būtų, ir jeigu būtų poreikis ir kelis kartus metuose, bet kad gink Dieve jisai nesunyktų, kad jisai nepasitrauktų, nes tikrai
aš mačiau labai didelę naudą, vat, ir mūsų laida aišku eina į pabaigą ir labai sunku suformuluoti labai teisingus klausimus dalyviams, bet štai Ramūnai dar kartą norėdamas pakalbinti Marijos radijo klausytojai, gal norėtumėt kažką pasakyti, kas dar yra nepasakyta, ar kas būtų labai svarbu ir ar jūs rekomenduotumėt patie, kurie mus girdė, taip pat ieškoti galimybę dalyvauti panašiose stovyklose? Kaip Martynas minėjo, kad dalis vyrų pradėjo atsisakinėti prieš pat stovyklos pradžią, tai man irgi buvo tokių minčių, nes visi dabar žiūrim prognozes ir 10 dienų į priekį ir jau pradėjau žiūrėti gal prieš 2 savaitės, kas čia bus. Ir vis pranašavo, kad lietus penktadienį, iš penktadienio į šeštadienį, prasme, naktį bus lietus ir palapinės. Galvoju, kaip ten bus. Irgi tokia baimė buvo dėl to lietaus. Nepatogumas. Aišku, net cukrinį mes neištirpsim, bet prieš kokias nepilną savaitę gal. Taip pagalvojau, o koks skirtumas, kaip bus, tai bus. Ir taip visiškai Dievui atidaviau ir važiavau. Be jokių nusistatymų, be jokių lūkesčių, be nieko. Tai tas tikrai pasiteisino, nes atrandi mažuose dalykuose, atrandi kažkokį tai stiprybę, tą Dievo tą ženklą, kuris nori parodyti. Tai pirmos mišios, kai buvo, nors broliai vedė lotynų kalbą, bet tam tikri tekstai buvo skaitomi lietuvių ir atliepas buvo lietuvių kalba. Tai tas vyriškas balsas, vyriškas choras, ta vienybė tokia, net nesurepetuota, bet žodin, balsas balsan, baisiai sukarčiu pakelia tiesiog dvasią ir sielą. Paskui pamenu, kryžiaus kelią ėjom. Ir vienu momentu takas užsisuko taip, kad ėjo visi prieš saulę. Ir aš nuleidęs akis ėjau, ten ėjom per žolę, takelis. Ir nieko aplinkui nematau, tik tai tas pėdas, einančios į priekį, šiurena ta žolė. Ir saulė į priekį. Ir toks vėlgi vaizdinys, kad visi toj vienybei eina viena kryptim, eina vienu tikėjimu. Tai vėlgi pabrėžia tą tokią vyrišką vienybę. O kažką tai daugiau, tai dabar sunku net ir pasakyti. Kas iš to išeis, kaip vienas iš paskaitas vedusių buvo paminėjęs, kad Dievas dėlioja dėlionę tokią, kurios mes pradžioje nematom, kaip ir vaikystėje esam žurnaluose braižę skaičiukus ten išdėliotus, jūs gal Audrius sakėt. Ne, kunigas Gintaras. Galbūt. Sakėm. Tai vat, aš irgi tikiu, kad dar nežinau, dar kažko nejaučiu visko, bet aš manau, kad tai yra dar vienas skaičiukas dėlionį, dar vienas brūkšnelis nubrauktas, kurį aš pamatysiu galbūt po metų, galbūt po pusės metų, gal po mėnesio. Galbūt 10 metų, bet tas tikrai išlys. Tai vien pamatyta vyrišką vienybę, vyrišką maldą, vyrišką apsikabinimą ir vyrišką laiminimą prie kryžiaus. Tikrai rekomenduoju visiems. Ačiū labai. Ačiū. Audriau, ką jūs norėtumėte dar Marijos radijo klausytojams pasakyti? Aš tai norėčiau visus padrąsinti, nusimest stereotipinį matymą, kad vyrai turi būti stiprus individualiai ir gali pernešti, pergyventi kažkaip savaip, savyje. Mes lygtais taip ir buvom auklėjami ir nemažai dabar dar matau viso to dalyko, tokius elementariuose dalykuose, kada lygtais mažus berniukus mokinam nevirkauti, būti stipriais, nepykti, neverkti ir panašiai, tai nieko panašaus, mes esame dvasingi, mes esame jautrus, mes išgyvename dalykus taip pat giliai kaip ir moteris ir čia nėra nieko gėdingo. Jaučiau, kaip kiekvienas vyras atvažiavo su savo neatsakytais klausimais, su savo žaizdom, su savo ieškojimais ir grupelėse, kai pasidalina vyrai labai jautriais dalykais, patvirauja nuo savo kriminalinės praeities iki savo lygų nepagydomų, tada supranti, kad tu esi tam, kad jam padėtum, o jisai yra tau, kad man padėtų. Mes vienas kitam ten padedam. Padedam išgyventi tam tikrus savo gyvenimo skaudulius, krizės, problemas. Ta bendrystė, apie kurią Tadas sakė, jinai tam mums reikalinga, kad mes nesijaustume mes vieni. Vyrai mes esam linkę priklausomybės labai stipriai ir mes
galbūt dažniausiai grėbėmės alkoholio, pavyzdžiui, kompanijose ar pavieniui, liktais mums susidaro įspūdis, kad mes taip išsprendžiam problemas, bet iš tiesų mes pakliūnam į pinklės, į šėtono pinklės ir mus kiekvieną kartą pavėja, kaip Arnoldas Valkauskas sakė, demonai naudoja tą pačią schemą ir visada kala per tą pačią silpniausią vietą. Tai galima ištrūkti iš to rato ir tą drąsiai galima rasti per 4 dienas stovykloje. Tikrai galima sustiprinti save kito pavyzdžių, kito išgyvenimu. Ir grįžti, kaip ir vienuoliai sakė, kad grįžkite asmeniniam rekolekcijom. Ten yra puikios sąlygos, taip pat jeigu yra neatsakytų klausimų stovykloje, galima visada ten grįžti, ten yra ideali vieta. Ir aš taip pat labai raginu atvykti ir aš pats tikrai vėl planuoju prieš Velykas vėl važiuoti. Dar nežinau, kokia bus intencija, bet viskas Dievo valioje, Dievo planetai. Būkite drąsus atsistoti prieš save, prieš savo šeimą, prieš savo kažkokias silpnybės. Tai yra tikrasis vyriškumas. Ačiū. Tai va, ką kalba Audrius, tikrai būtų labai didelis parapijose visose, kad būtų vyrų maldos grupės. Vat vyrų maldos grupės, tai būtų toks aidas to, kas vyksta stovykloje 4 dienas, ne, bet vyrų maldos grupė, kur jie galėtų ateiti savaitę kartą, valandą 2 kartu melstis, kartu kalbėtis, kartu dalintis, pasikvieti iš kitų parapijų, patys nuvažiuoti į kitas parapijas, kartais kartu ten pavalgyti, kartu pasimelsti. Tai būtų tikrai mano didžiausias palinkėjimas, kad jeigu tik yra, galbūt ne tik kurie čia esat, bet kurie mus girdi, tikrai vyrų maldos grupės, tai yra kažkas nerealaus ir vyrai tikrai vyrai gali pasikalbėti ir apie lytiškumą, apie žmonas, apie vaikus, ta prasme, labai gilūs dalykai. Nes, pažiūrėjau, yra vyrų, kurie suvokia savo vyriškumą tik per lytiškumą. Ir jeigu lytiškume kokių yra bėdų, jis jau savo vyriškumą yra pametęs. Kito tarpu kitas, būdamas impotentas, gali visas moteris padaryti, kad jį įsimylėtų, vienu žodžiu, ir net tame esmė. Ir niekaip nesupranta, kad ne čia vyriškumas, o visai kitur. Tai apie tai kalbantis galima išsigydyti iš savo neteisingų vyriškumo suvokimo, pavyzdžiui. Tai lygiai taip pačiai, mes stovykloje apie tai nepakalbėjom, nebuvo laiko, bet čia aš lektorius turėčiau būti, bet vienu žodžiu, mes su kunigu Gintaru nekartą esame sprendę bažnyčiai vyrai, kurie atranda tikėjimą, pavyzdžiui, katechumenatą, ne, ir jie pradeda elgtis moteriškai. Prie mokumų neina tokie, žinai, keičiasi ir mes visada sakydom, kas atsitinka vyram, kad jie pradeda moteriškėti ir neteisingai suvoktas tikėjimas. Kad tikėjimas mane turi daryti gležną, silpną, vienu žodžiu, tokią auką tam tikrą, ne. Aš tai kaip priešingai, aš, kaip sakant, jaučiuos karys, vienu žodžiu, duokit man kalaviją kaip Mykolui Arkangelui ir aš galiu, kaip sakant, su kalaviju praeit pro Kauną, ne. Teisingai suvokti, kad tikėjimas neprieštarauja vyriškumui, o kiti galvoja, kad tikėjimas, tai žinai, turi būti tikrai žodžio prasme toks biškė adaptuotas, vienu žodžiu, tai kažkas. Visai pabaigai, Tadai, jūsų norėtume išgirsti, gal ko nepaklausėm, gal nepasakėt, kokie jūsų palinkėjimai, įspūdžiai ir tie, kurie mus girdi, ką norėtumėt pasakyti. Kaip minėjau, šitoje stovykloje dalyvavau pirmą kartą. Tie įspūdžiai, tie plotai, ta klauzūra, kur mes ten buvom vaikščiom, tikrai įspūdinga. Ir mane irgi palėtė, kai buvo tas susipažinimo žaidimas, kai ten visi kartuojam ir tos patirtys, kai reikėjo kitą vesti aklą, tai kažkaip nedrįsau aš ten jo paimti, jis ten labai nerodė ženklų, kad už rankos. O kai mane vedė, tai aš tikrai stengiuosi būti nuoširdžiai užsimerkęs ir sakau, duodu ranką, sakau, vesk mane. Tai kažkaip tai ten labai tokia unikali patirtis, ko tu tikrai nepatirsi. Tai man šiaip patiko, visumą vertinant patiko ir tikrai, kurie jaučiat norą ar nedrįstat, tai tikrai registruokitės, kai tik bus tam galimybė, registruokitės ir tikrai nuvykite tą stovyklą ir patys pamatysit, kas ten, kokie ten nuostabus dalykai vyksta. Prisiregistruos koks 500 ir ką darys Martynas. Kažkaip sunku patikėti, kad tie 500 bus. Pavyzdžiui, aš kitais metais, kai vyksta iš parapijas, tikrai kokius 3 vyrus jau tikrai. Tai jau 3. Čia, kaip sakant, kur 100 žemaičių, kiniečiai ten su žemaičiais, atjoja ir, kaip sakė, 5000, kur mes juos laidusim, ne, tai čia, ką mes darysim su jeigu.
Baigiamasis žodis, Martynai, jum, kad čia kaip organizatoriai, kokie baigiamasis žodis. Labai trumpai atsakant į kelis čia pastebėjimus, jūsų klausimus per brūkšnelį. Dėl oro, tai nėra blogo oro vyrų renginiams. Ir tie, kurie organizuoja, žino, kad ypatingai su vyrais yra kuo prastesnis oras, tuo geriau. Daugiau diskomforto, tai, bet tuo ryškesnės ir stipresnės patirtis įprastai būna. O viešpats tai saugoja mus šią tą stovyklą, nes tie debesėliai su žaibukais vis linkosi ir taip nušlinko iki sekmadienio vakaro, kai visi vyrai išvažiavo, tik tada ir pradėjo lyti iš principo. Dėl pagalbos labai atviras esu pagalbai, tai kviečiu visada ir savanoriauti, ir prisidėti organizuojant. Šiemet pasisekė, kad susirinkau tą savanorių komandą, pernai net savanorių komandos nepavyko susirinkti. Tai ačiū Dievui, kad šiemet pavyko, tai man buvo didžiulė pagalba. Dėl moterų renginių, pažaislyje ar mišrių renginių, aš galvoju, kodėl moterų stovyklos panašiai 4 dienas, netrunka. Ir man sunku įsivaizduoti, prasme, kad savaitgaliai teminiai ten mažose grupėse vyksta, žinau, kad vyksta ir Kaune vyksta daug tokių renginių, bet 120 moterų 4 dienas kažkur užsidarė, man čia kažkaip protas mano neiškalkuliuoja tikimybių teoriją, kiek tai realu, kad atsitiktų, nes aš pats visada su pagarba žiūriu tiem, kurie organizuoja vaikų arba paauglių stovyklas, koks juodas darbas ten yra. Pats šiemet padėjau jaunimo centrui stovyklą, ten buvo 120 žmonių, irgi taip pačiai kaip pas mus, bet iš tų 120 buvo 40 savanorių. Vaikui gaunasi vienas savanoris prie 2 vaikų. Santykis. Ne? Čia buvo pas mus 8 savanoriai prie 112 vyrų. Tai kitas visai santykis. Su vyrais daug paprasčiau. Dėl to malonumas dirbti visada dar man. O kad vien moteris būtų 120, čia jau man. Mergelė Marija turėjo atvykti pati organizuoti, nes čia ant žmogiškų galių, man atrodo, reiktų. Bet su visa meilė ir pagarba moterim tą sakau. Dėl kitos stovyklos. Tai kita stovykla, jeigu viešpats duos kitų metų rugpjūčio 15-18 dienom iškart po žolinę, su žolinė tiksliau pradėtumėm 15 dieną ir 18 dieną sekmanį baigtumėm. Tai jeigu tai būtų ta vienintelė stovykla, o ar jų bus 2 kitais metais, tai čia laikas turbūt parodys. Aš nesu toks labai pesimistiškas, aš žinau, kad aišku, moteris jau pasaulis yra šiek tiek sudėtingesnis, bet vis tiek jos išgyventų tą irgi savo motinystę, tikėjimą, bendrystę, savanorystę, jom tik tai grupelės turėtų trukti ne 1 valandą, o 3. 3, jo. Tai va, ir tada ir viskas. Po 3 moteris grupelį. Aišku, šiek tiek programa turėtų būti kitokia, viskas prailginta, išilginta, vienu žodžiu ir visa kita, bet, žinai, moteris, jos papratusias, kai mamos, tai tik 2 valandas miega, vienu žodžiu visai nevalgo, tai jos viskas suspėtų ir sutvarkytų. Taip, linkėjimai, mielas Marijos radijo klausytojas iš mūsų studijas jums. Taip, jum linkėjimai, o mes buvome laidoje, aktualijų laida, ir apie vyrų judėjimą bažnyčią, apie vyrų dvasingumą, apie vyrų stovyklą, apie vyrų tikėjimą. Ačiū Jums, Marijos radijo klausytojai, su mumis šiandieną kartu buvo Ramūnas, Audrius, Martynas, Tadas ir aš kunigas Audrius iš Šančio. Ačiū labai visiems. Sudie. Sudėjom.